Radau įrankį, kuris egzistuoja jau 2 metus ir aš apie jį nežinojau. Kaip būtų įmanoma prognozuoti visą savo išlaidas? Kaip žinoti, kiek pinigų skirti savo poreikiams, kai kainos atrodo keičiasi ne dienom, o valandom? Kokį priešnuodį naudoti pakilusioms kainoms ir ar iš tikrųjų jos yra tokios aukštos? Visus atsakymus rasi šiame video, dabar spaus patiktuką, kad kuo daugiau žmonių pasiektų šį video ir važiuojam į apžvalgą. Taigi jau 2022 m. vasarį pasirodė straipsniai apie Lietuvos banko sukurtą asmeninę infliacijos skaičiuoklę ir kviečiame pasitikrinti, kaip pasikeitė išlaidos. Tai Lietuvos banko atstovės teigimu, kiekvieno žmogaus asmeninė infliacija gali skirtis nuo esančios Lietuvoje, nes skiriasi žmonių įsigyjamos vartojimo prekės ir paslaugos bei jų kiekiai ir atitinkamai išlaidos. Kas yra logiška? Jeigu Petras gyvena laukinių vakarų gyvenimą, tai jam galbūt bus aktualu, kiek pabrango alkoholis ir tabako gaminiai. Pavalgyti irgi kartais pamiršta, tai maisto kainos netiek ir svarbu. Jeigu Jonas turi šeimą ir 2 vaikus, tai jam bus aktualu, kiek pabrango mokykla, darželis, namų apyvokos daiktai ir kiek kainuos išmaitinti šeimą. Tai skaičiuoklė kiekvienam žmogui leidžia detaliai suvedus savo išlaidas palyginti, kur yra išleidžiama daugiau arba mažiau nei vidutiniškai išleidžia gyventojai Lietuvoje. Ir turime tiesioginę nuorodą į skaičiuoklę. Taip jie atrodo ir mes galim su ją susipažinti. Mano galva yra 2 esminės vietos, į ką reiktų atkreipti dėmesį, žiūrint į šią skaičiuoklę. Pirmoji vieta tai yra ta, kad asmeninė infliacijos skaičiuoklė skaičiuoja pagal praeitų metų rezultatą. Tai jeigu mes paimsim čia pagal pavyzdį, jeigu 2019 Liepos mėnesį infliacija buvo 4,6% atitinkamos prekės ar paslaugos, tai reiškia, kad 2019 Liepos mėnesį maisto prekių, čia su maisto prekiam konkretus pavyzdys, tai maisto prekių kainos buvo 4,6% didesnės už jų kainas 2018 Liepos mėnesį. Tai atitinkamai, jeigu imsime 2020 žiūrėsim asmeninę infliaciją, tai duomenys bus lyginami su 2019 konkrečiu kažkokiu tai mėnesiu. Ir antroji vieta, kas yra įdomu ateities skaičiavimams, tai kaip dažnai yra atnaujinami infliacijos skaičiuoklės duomenys. Tai čia gali matyti, kad jie yra atnaujinami kiekvieno mėnesio 10 dieną. Dabar kodėl tai yra svarbu? Tolimesnėje video eigoje, kai skaičiuosiu savo asmeninę infliaciją, pasidalinsiu, kaip kitą įrankį prisitaikiau asmeninį infliacijai skaičiuoti ir kaip bus galima prisitaikyti ateityje tą įrankį, prognozuojant savo išlaidas. O jeigu dar kanalą užprenumeruotum, tai tikiu, kad ir tavo asmeninė infliacija dar labiau sumažėtų. Taigi susiveskime savo išlaidas ir prie kiekvienos kategorijos galite matyti, kad yra ir pliusiuko ženklas, kas dar labiau padeda detalizuoti savo išlaidas. Aš vėlgi pildysiu kaip savo šeimos, tai kaip ir kirstusi su asmeninės infliacijos skaičiuoklės pavadinimu. Bet esmė, kad jeigu jūs šeimoje valdote pinigus kaip vienas vienetas, tai esmė pati atitinka. Tai kaip atrodo mano šeimos asmeninės išlaidos? Ką dar reikėtų paminėti, kad duomenys bus vertinami ir lyginami su 2022 metų lapkričio mėnesiu. Ir galit matyti, kad atnaujinti duomenys bus iki sausio 15 dienos. Tai iš esmės bus vertinamas 23 metų lapkritis su 22 metų lapkričiu. Kaipgi atrodo pačios išlaidos? Maistas 4,50, alkoholiniai gėrimai 50, apranga 107, vandentieka, kitos būstų susijusios paslaugos 100, elektra, dujos, kitas kuras 80. Kalbant apie transportą eksploatacijai kūrui 200, ryšiai, telefonų ir telefaksų įranga 39. Tiesa, neradau atskirai televizijos paslaugų, tai čia įtraukiau ir mokamą abonentą, taip sakykime, už televiziją ir už telefoną. Toliau maisto pristatymas į namus 15 eurų ir 110 eurų
Draudimai, vien tik draudimai, neskaitant investicinės dalies. Dar vienos vietos, ko nepažymėjau, taip, iki mokyklinis pradinis ugdymas, Sofijos darželis 80 eurų. Na ir kokius mes rezultatus turime, jeigu paeisime šiek tiek žemiau, mano asmeninė infliacija dabar. Ji buvo mažesnė už vidutinę infliaciją Lietuvoje, nes mano vartojimo išlaidų dalis buvo mažesnė nei vidutinė Lietuvos gyventojų išlaidų dalis šioms prekių ir paslaugų grupėms. Maisto tiekimo paslaugoms ir alkoholiniams gėrimams. 50 eurų išleidom alkoholiui ruošiantis gruodžiui ir išleidom mažiau negu vidutiniškai lietuviai išleido. Tai fine. Tai iš esmės mano asmeninė infliacija, mano šeimos asmeninė infliacija 2-3 lapkričio mėnesį yra tik tai 1,6%, lyginant su Lietuvoje buvusia 2% infliacija. Tai kaip ir viskas fainiai, nėra čia didelės tos infliacijos, nėra tų kainų pakilimo, kainos stabilizavosi jau nuo to piko, kuris buvo, kaip ir viskas gerai. Bet pasižiūrėkim į platesnį paveikslą. Prie kiekvienos išlaidų grupės galite matyti tokį diagramos ženkliuką ir čia aš parinksiu didžiausias kategorijas, kurioms buvo patirta daugiausiai išlaidų. Tai paimkim maistą, paimkime būstą, paimkime transportą, kūrą, paimkime, kas čia dar, draudimai, paimkime draudimus ir gal dar leis įtraukti ir tą pačią aprangą ir avalynę. Nebeleidžia? Ok. Pasižiūrim, ką mums duoda būtent šie grafikai ir kokias išlaidas mes patyrėme lyginant su praeitų metų lapkričio mėnesiu. Paėjus žemiau galime matyti grafiką, kur infliacijos duomenys iš esmės yra nuo nepriklausomos Lietuvos laikų. Tai paimkime paskutinių 3 metų laikotarpį, kad galėtumėm labiau išsiskirti tuos taškus, nuo kada ta infliacija pradėjo augti, kokia buvo prieš tai ir taip toliau. Tai jeigu taip žiūrėsime, mano asmeninė infliacija mažiausia buvo 2021 metų sausį ir galite matyti, grafikas diktuoja, kad mano asmeninė infliacija buvo minus 2,3% lyginant su 2020 metų sausiu. Tai reiškia, kad 2021 sausį aš išleidau 2% mažiau toms pačioms prekiams ir paslaugoms nei prieš metus. Na ir toliau vertinant, mano asmeninė šeimos infliacija augo iki 2022 metų rugsėjo mėnesio. Tai reiškia, kad 1,5 metų mano išlaidos tik tai augo. Ir jeigu paimsime 22 rugsėjį, tai galite matyti, kad atitinkamai išlaidos augo ir daugiau nei 70%, būstui, vandeniui, elektrai, maistui daugiau nei 30%, mano asmeninė infliacija, jeigu paimsim 21 sausį, kur buvo minus 2,3, tai 22 rugsėjį mano asmeninė infliacija buvo 27,1%. Ir jeigu paprastai sudėtumėm šitos skaičius, tai realiai mano išlaidos augo daugiau nei 140%. Jeigu taip paprasčiau skaičiuojant, tai nuo kiekvieno 100 eurų aš būstui išleidau 71% daugiau, tai reiškia, jeigu 2021 metų rugsėjį aš už būstą, vandenį, elektrą mokėjau 100 eurų, paimkim pavyzdį, tai 22 rugsėjį aš mokėjau 171 eurą ir 30 centų už tas pačias paslaugas. Su maistu 100 eurų praeitais metais, šiais metais 131 eurą išleidau. Na ir iš esmės taip žiūrint, išlaidos per 1,5 metų tik tai kilo. Aišku, kad čia kalba eina apie vieną mėnesį, tačiau infliacija taip nepakyla ir nesusitraukia per vieną mėnesį. Ką rodo ir grafikas, kad 2021 metais apie vidurį pradėjusi kilti infliacija tik tai dabar normalizuojasi 2% lygyje. Tai kaip aš, kaip vartotojas, galėčiau pasiruošti tokiems kainų pokyčiams? Tai vienas faktas, kaip judės infliacija, jeigu aš neseku ekonominių rodiklių, neseku naujienų, neseku, kas vyksta pasaulyje, tai numatyti yra sunku, netgi sakyčiau neįmanoma.
Tai sugalvojau, kaip prisitaikysiu kitą įrankį, kuriuo dalinausi praeitame video. Kortelę prisegu kažkur čia, nuoroda į tą video yra ir ten aprašyme rasite linką, iš kurio galėsite tą įrankį parsisiųsti. Tas įrankis yra skirtas biudžeto valdymui sekti. Tai trumpai priminsiu, kad šis įrankis ir yra skirtas susidaryti savo biudžeto sistemai ir galbūt prognozuoti savo ateities išlaidas. Na ir kaip tas pasiruošimas kainų pokyčiams galėtų atrodyti mano galva. Tai pirmas dalykas, ką aš padarau, kiekvieno mėnesio, tarkim, 11 ar 12 dieną susiskaičiuoju savo asmeninę infliaciją. Priminsiu, kad asmeninės infliacijos duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio 10 dieną, tai tarkim 11, 12 ar tai kaip jums patogiau. Pasidarau savo asmeninės infliacijos skaičiuoklį ir susižinau savo rezultatą. Padarau tai 1, 2, 3 mėnesį ir čia jau galėsiu matyti tą bendrą tendenciją, ar mano infliacija auga ar ne. Tuomet paimkim pavyzdį, kad mūsų, kūro, būsto, būtinosios išlaidos auga per, 10%. Ką tada darau? Pasiemu savo biudžeto įrankį ir šitoje vietoje matau savo procentus, kiek yra išskirstyta atitinkamoms kategorijoms. Ir paimkime, kad kasdienės ir būtinosios išlaidos paauga per 10%. Šioje vietoje procentai turėtų sudaryti 100% šitame taške. Taigi, ką tai reiškia? Kad jeigu mano išlaidos būtinosios paaugo per 10%, aš asmeniškai dėliojuosi prioritetus, kam aš išskirstysiu 10% mažiau. Tai paimkim, kad taupimas, investavimas man yra labai svarbu, edukacija man lygiai taip pat svarbu, kad aš kelčiausi savo kompetenciją, kad galėčiau daugiau vertės suteikti savo klientams, kad galėčiau, darbus kitus dirbti, papildomus ir taip toliau. Tai šitoj vietoje sakau, aš noriu skirti pramogom 5% mažiau. Ok, tai reiškia vietoj 3,30 lieka 1,65. Vėlgi paėmiau, kad pajamos yra tokios, jūs įsivesite tai individualiai. Iš kur man dar paimti, ne? Taupyti lygtais ir norisi, tada aš galvoju, kaip man čia daryti. Ar ilgalaikiams pirkiniams sumažinti, ar edukacijai. Lyg ir tas svarbu, lyg ir investavimas man yra svarbu, tai jūs individualiai prisitaikote savo. Ir aš sakau, ok, gal aš neturiu dabar susiplanavęs kažkokių ilgalaikių pirkinių ir dabar galiu skirti jiems mažesnę dalį. Taigi, ką tai reiškia, kad taip jūs prisitaikote savo išlaidas ir nepamirštate ir kitų kategorijų. Tai reiškia, ką mes sugebėm daryti ir pasidengti būtinasias išlaidas šiandien. Mes taip pat ir taupom ir investuojam, šito dalyko nepametam. Taip pat skiriam ir edukacijai, ir pramogoms, ir ilgalaikiams pirkiniams netgi lieka, prie to paties dar dovanoms ir aukojimui. Taip prisitaikius šitą įrankį, kiekvieną mėnesį darant asmeninės infliacijos pasiskaičiavimą, mano galva mėnesio pabaigoje nepritrūksime pinigų ir nereikės gyventi nuo algos iki algos ir žinosime, kiek skiriame tam tikroms kategorijoms ir kiek skiriame būtinosioms išlaidoms. Tai šitą vietą reziumuojant, vienas įrankis asmeninės infliacijos skaičiuoklė, susižinome, kokios buvo mūsų išlaidos palyginus su praeitais metais. Antras įrankis – biudžeto formavimas pagal gautus rezultatus. Ir mano galva tai šitie veiksmai realiai padės įsivertinti, kiek mums reikėtų pakelti, tarkim, būtinųjų išlaidų skiltį, per kiek procentų pakelti. Ir tai padėtų išvengti nenumatytų, neplanuotų išlaidų. Tačiau vien tik skirstyti pajamas nepakaks. Turbūt vienintelė atsvara infliacijai yra investavimas. Bet tai jeigu tokia didelė infliacija, kaip man investuoti, vis tiek aš jos neatsversiu. Pažiūrėkim. Tai kaip pavyzdį paimsiu kelis investicinius fondus ir išsifiltruosim 3 metų laikotarpį nuo sausio mėnesio, tada kai infliacija pradėjo augti, pasižiūrėsim, kokia fondų kaina buvo tuo metu ir kokia yra dabar ir koks buvo ar nebuvo augimas per šitą laikotarpį. Tai vėlgi, vienas fondas pasaulio akcijų Vanguardo valdytojo ir paimkim 2021 sausį, ką mes čia turime, kaina 8,365 ir dabartinė kaina 107,7 centai.
Tai jeigu pasižiūrėsime pagal šitą laiką, 3 metų laikotarpis, pradžios kaina tokia, galutinė šiandieninė kaina, atsiprašau, yra tokia. Ką mes turime? Per metus fondas generavo kiek daugiau nei 8% grąžos ir bendrai per visą šitą laikotarpį paaugo 28%. Tai taip pat analogiškai paimkim S&P 500, Vanguardo valdytojo, tikeris VAA. Ir jeigu pasižiūrėsim 21 metų pradžioje, kokią mes šią kainą turim, $69.01. Šiai dienai turime 89,33. Tai įvedus vėlgi į skaičiuoklę, pradžios kaina tokia, šiandieninė tokia, 3 metai, beveik 9% metinė grąža ir pats fondo augimas beveik 30% per šios 3 metus. Čia pagrindinė žinutė būtų tokia, kurią pusę mes pasirinksime augant kainoms. Ar pasirinksime tą, kad neaišku, kaip čia bus toliau, ar man užteks gyventi, ar pasirinksime tą pusę, kad aš turiu griežtą biudžeto sistemą, aš žinau, kur, kiek ir kam išleidžiu ir kiek aš galiu investuoti. Ir nepaisant to, kokia yra situacija rinkoje, aš vis tiek kažkokią tai pinigų dalį investuosiu, taip augindamas savo turtą. Apibendrinant, infliacija liečia kiekvieną iš mūsų. Mano galva, ruoštis tam reikėtų kiekvienam. Ir imant tokį platų paveikslą, kada turime atlaisvėjusių pinigų, kada euriboras mažas, kada būtinos išlaidos nėra pakilusios, galbūt kuro kainos yra mažesnės, tiek nekainuoja vanduo, elektra, maistas, tai tuo laikotarpiu mes galime mažiau išleisti būtinosioms išlaidoms ir žiūrėti, ar daugiau taupyti, ar daugiau investuoti, galbūt daugiau pramogauti. Jeigu turime biudžeto sistemą, tai ją galime koreguoti pagal laikotarpį, koks yra kiekvieno iš jūsų gyvenime. Ir norint išlaikyti arba didinti turimo turto vertę, pasirinkti investavimo instrumentus, kurie šitą galimybę suteiktų. Tuomet, nepaisant to, kokia yra infliacija ar kas dedasi ekonomikoje ar pasaulyje, iš esmės žmogus turtėja. Apie tai, nuo ko pradėti investuoti, kokius instrumentus pasirinkti, kokius tikslus išsikelti, kiek rizikos prisimti, galime pasikalbėti asmeniškai. Nuorodą į susitikimą palieku video aprašyme. Užsiregistruok, susitikim, pasikalbėkim apie tavo situaciją. Prašau, pasidalinkit komentaruose, kaip jums praėjo šis infliacijos laikotarpis. Galbūt jau paskaičiavot ir savo asmeninę infliaciją. Kokius rezultatus gavot? Galbūt čia tik tai mano situacijoje yra toks kainų šuolis ir prasilenkia šis video visiškai su realybė. O dabar, ačiū, kad žiūrėjai, pasimatysim kitose video.